Labai džiaugiamės, kad Lietuvoje nacionalinė gimdos kaklelio vėžio programa jau egzistuoja 10 metų, nuo 2004 metų ir tikrai yra gerų rezultatų. Baugina ir nerima kelia kiti statistiniai duomenys. Tai yra 2013 metais Lietuvos akušerių ginekologų draugija atliko apklausą ir pagal ją apklaustos moterys tik 58% moterų pasakė, kad taip, žino, kas yra žmogaus papilomos virusas, tai yra ŽPV, ir tik 28% vyrų atsakė, kad taip pat žinantis. Tačiau iš visų apklaustųjų tik 54% moterų pasakė, kad jos lankosi pas ginekologą, 27% moterų pasakė, kad jos eina tik tuo atveju, kai joms reikia, galbūt atsiranda kažkokie skausmai arba tiesiog reikia eiti pas ginekologą, ir 19% moterų pasakė, kad jos išvis nesilanko ir neina dėl to, kad neužtenka laiko, nenori. Dauguma jų žino, kad reikia pasitikrinti, kad reikia atlikti tyrimus profilaktiškai, bet dauguma metais neapsilanko pas ginekologą ir kartais atėjus jau yra nustatoma toli pažengusi gimdos kaklelio vėžio stadija, kada nebeįmanomas gydymas. Iš esmės, jeigu mes pažiūrėtume, kiek atliekama būtent dėl tų vadinamųjų, tokių intimių ligų, pavadinkime jas tyrimų Lietuvoje vienam gyventojui ir, pavyzdžiui, net lyginant su Estija arba su Švedija, tai mes pamatytume, kad vis dėlto mes lietuviai atsiliekame dėl įvairių tų priežasčių, kurių viena iš pagrindinių yra mūsų gal toksai moralės supratimas iš vienos pusės, o iš kitos pusės prieinamumo tiems tyrimams atlikti stoka. Kasmet Lietuvoje daugiau kaip 500 moterų suserga štai šitą ligą ir daugiau kaip pusė jų miršta. Žmogaus papilomos virusas patenka per lytinių organų odą. Todėl net ir prezervatyvai naudojami lytinio akto metu visiškai negali apsaugoti nuo užsikrėtimo žmogaus papilomos virusu. Patekęs virusas ant lytinių organų odos, jis įsikuria ant gimdos kaklelio ląstelių ir ten gyvuoja ir gali gyventi nuo mėnesių iki 10 metų. Gimdos kaklelio vėžio simptomai yra labai neryškus ir jau simptomai tikrai atsiranda toli pažengus ligai. Pirmieji simptomai tai gali būti pakraujavimai tarp mėnesinių, skausmai pilvo apačioje, gali būti įvairūs šlapinimosi sutrikimai. Dėl to moteris turi ir sveikos būdamos, neturėdamos skundų, tikrintis dėl gimdos kaklelio vėžio. Ir ypatingai moteris nuo 30 iki 50 metų, kadangi šio amžiaus moteris turi didžiausią riziką susirgti gimdos kaklelio vėžiu. Žmogaus papilomų virusų yra labai daug, virš 100. Na ir esmė yra ta, kad pagauti visus, kaip aš minėjau, nėra taip lengva, o būtent riziką apsprendžia aukštos rizikos žmogaus papilomos virusų tipai. Na ir kaip ir visi virusai, žinot, kad jie yra linkę iš vienos pusės mutuoti ir užtat nepaslaptis, kad tie aukštos rizikos žmogaus papilomos būtent surandami nauji variantai ir be abejo šiuo atveju metodas būtent tos hibridizacijos su RNR plačių zondų, jis padeda ir užtikrina, kad praktiškai pagaunami visi aukštos rizikos tipai. Noriu pasakyti, kad be abejo mokslas ir tame tarpe ir būtent laboratorinių tyrimų srityje jis be abejo vystosi. Padarytas labai didelis žingsnis į priekį ir būtent tai įgalioja, kad skirtingai kur turėjo būti paimta, pavyzdžiui, sakysim, ginekologo labai tiksliai, kad gauti reikiamą rezultatą, kadangi turbūt labai tas didelis tyriamosios medžiagos kiekis. Naujas technologijos užtikrina, kad žmogus jau pats gali savo pasiimti vieną ar kitą bandinį, bet kokybė, sakysim, tyrimo nenukenčia ir galimas pakankamai greitas ir tikslus atsakymas dėl vienos ar kitos
lytiškai plintančios ligos, tame tarpe ir žmogaus papilomos viruso. Labai džiaugiamės, kad atsiranda priemonės, kurios sutrumpins tą kelią ėjimą pas ginekologą ir moteris galės patikras pasidaryti namuose.